neįsprendžiamo problemos. Savo dešinę išgelbėk ir išklausyk mus, kad būtų išgelbėti tavo mylimieji. Salmynų 108 skyrius, 7 eilutė. Kartais mums atrodo, jog išgelbėjimas nebeįmanomas. Tiesiog problemos yra per didelės. Politinės problemos per sudėtingos, ekonominiai klausimai neįsprendžiami, o aplinka mūsų graži žemė nuokajama. Mūsų šalyje kartais atrodo, jog yra lygiai tas pats neįsprendžiamas problemos. Kai buvau vaikas, taip pat turėjau mažų neįsprendžiamų problemų, kuriuose tėtis ir mama matė išeitį, o dabar aš kaip suaugęs turiu didelių neįsprendžiamų problemų. Kaip gerai, kad yra Dievas, tėvas, kuris viskam turi išeitį. Jis yra pasiruošęs mums padėti, jo dešinė stipri ir pergalinga, jo pakelta, kad veiktų. Jis laukia mūsų pagalbos šauksmo, kad galėtų tuos, kuriuos taip myli. Ar šiandien Dievas turėtų elgtis kitaip nei mūsų mama ir tėtis tuomet, kai buvome maži? Jis yra mylintis, besirūpintis tėvas. Jis niekuomet nepalieka mūsų savo vaikų nelaimėje. Ir visuomet turi išeiti, net jei mums kartais tai užtrunka per ilgai. Izraelis, kai išėjo iš Egipto, buvo pasistatęs palapines prie Raudonosios jūros. Už jų buvo faraono armija. Prieš juos jūra nesimatė jokios išeities, jokios vilties, bet Dievas turėjo savo planą, kurio niekas negalėjo net įsivaizduoti. Jis praskyrė jūrą ir tautą, galėjo sausomis kojom per ją pereiti. Tuomet jūra grįžo į savo vietą ir prarijo kraugerius priešus. Kasgi galėjo apie tai pagalvoti? Dievo pagalba buvo geniali ir tinkamu laiku. Taip jis galėjo parodyti savo galią ir laimėti tautos pasitikėjimą. Jis yra viešpats. Dėl mūsų neįsprendžiamų problemų mes turime kreiptis į jį ir ieškokime jo artumo, jo patarimo ir paguodos. Priimkime jo meilę ir daugiau nemaištaukime ir jo nekaltinkime. Atsiduokime viską į jo rankas. Jis mus yra perves, jis yra tėvas, kuris gelbsim, kuris savosius taip myli. Dėkoju, tėve. Iki šiol tu visuomet radai išeitį, tu gelbsi savo mylimuosius. Aš pavedu tau savo poreikius ir ieškau tavo veidą. Paguosk mane, padrąsink, suteik naujas vilties. Taip aš tikiu tavimi. Amen.